Sveikučiai! Šiandieną mano kamade jautienos steikas ir ne bet koks, o jautienos uodeginės steikas bus skanu. Jautienos uodeginė arba kitaip vadinama pikanija yra pats geriausias steikas bent jau man. Ši jautienos dalis turi ypatingai daug skonio jautienos, ypač jeigu jinai dar yra ir brandinta. Mėsą išimu tiesiog iš įpakavimo ir nusausinu popieriniu rankšluosčiu, o po to reikėtų tiesiog truputį ją aptvarkyti. Dažniausiai būna palikta šiek tiek plėvės, tai ją reikėtų nupjauti, nes iškepus tiesiog nemalonu bus valgyti. Taip pat reikėtų pasižiūrėti, kiek yra to riebalo, tai jo turi būti nedaugiau kaip centimetras, šiaip jau gal šiek tiek ir mažiau netgi, dėl to, kad jisai turi pilnai išsilydyti kepant ir jeigu paliksit labai daug, tai jis to nespės padaryti. Aš šį kartą kepsiu steikus, dėl to palieku mažiau to riebalo. Jeigu kepčiau visą gabalą, galima būtų palikti ir daugiau, bet jį dar papildomai šiek tiek įpjauti. Perkant supakuotą mėsą, aišku, būna visaip, kartais išpakavus būni ir nemaloniai nustebintas, bet šį kartą praktiškai laimėjau loterijai. Toliau iš viso gabalo susipjaustų steikus ir labai svarbu yra pjauti išilgai skaidulų. Kokio dydžio steikų norit, spręskit patys. Aš dažniausiai pjaunu per 2-3 pirštus, tikrai nereikia nusismulkinti, bet plonesnis mėsos gabalas tiesiog iškeps šiek tiek greičiau. Šįkart tikrai pasitaikė puikios kokybės mėsa ir kokybė šiuo atveju yra tai, kad viduje yra pakankamai daug riebalo pačioj mėsoj, dėl to steikas bus sultingas ir skanus. Na ir supjaušius steiką iš esmės galima jį iš karto ir kepti, šiek tiek pasūdžius ir užbėrus pipirų, bet aš savo steikus visą laiką marinuoju, dažniausiai per naktį palieku šaldytuve pabarstytus druska ir pipirais. Man toks variantas yra geresnis, nes mėsa per naktį dar pasimarinuoja, šiek tiek suminkštėja ir būna sultingesnė. Galima dar aišku pridėti ir kitokių prieskonių, tokių kaip pavyzdžiui kajeno pipirai arba čili dribsniai, bet kadangi mėsa šį kartą yra tikrai geros kokybės, tai dedu tik tai druską ir pipirus ir to pilnai užtenka. Aš šį kartą dedėsiu rūkymui papildomai dar medienos į anglis, bet kiek pasirūkins tiek, o kadangi kepimas bus iš pradžių netiesioginiai kaitroj, keliant tiesiog vidinę temperatūrą mėsos, o paskui apkepimas, tai to natūralaus parūkinimo nuo pačių anglių gausis visai nemažai ir man toks skonis labai patinka. Kuriu kepsninę ir pirmas etapas bus netiesioginiai kaitroj, tiesiog mėsos pašildymas iki reikiamos vidinės temperatūros, o tada apkepsiu tiesiogiai ant ugnies. Kepsninės temperatūra turėtų būti tarp 120 ir 140 laipsnių. Kai anglis įsidega, dedu sistemą ir dėsiu 2 deflektorius. 2 deflektoriai padeda tiesiog apsaugoti labiau mėsą nuo tiesioginės kaitros ir tikslas yra, kad kuo mažiau jos būtų, kad mėsa šiltų tolygiai. Bet galima aišku naudoti ir vieną deflektorių, reikėtų tada tiesiog labiau prižiūrėti kepsninės temperatūrą, kad šilimas tos mėsos būtų tolygus. Norint iškepti gerą steiką, tai yra jo neperkepti, labai yra pravartu naudoti termometrą. Tai aš naudoju šiuo atveju tiesiog paprastą vielinį termometrą, turiu su 2 davikliais ir vidinė mėsos temperatūra turėtų pasiekti prieš nuimant kokius 53 laipsnius. Tokiu atveju galutinė temperatūra po to, kai jau mėsa pailsės, bus apie 57 laipsnius. Aš nelaukiu, kol pilnai kepsninė įkais, dedu į dar šiek tiek vėsesnę. Dūmai yra tiesiog nuo pačių anglių, aš naudoju šiuo atveju buko medieną ir tikrai labai geras skonis, bet jeigu jums nepatinka rūkyto steiko skonis, tai galite tiesiog palaukti, kol temperatūra pasieks reikiamą, tai yra apie 120-140 laipsnių ir tada dėti mėsą. Kiek laiko užtruks tas pirmas etapas priklauso nuo mėsos gabalo dydžio. Tai tiesiog šiuo atveju pagrindinis rodiklis yra temperatūra vidinė. Man prie tokio steiko labai tinka čimičuri padažas, tai aš jį pasidarau naudodamas sausą prieskonių mišinį, kurį tiesiog suvilgau vandeniu, palaukiu, kol truputį pabrinks ir tada dar pridedu aliejaus. Tai labai greitas ir patogus būdas. Tačiau turint laiko ir noro, galima pasidaryti tą čimičuri padažą nuo pat pradžių iš žaliųjų ingredientų. Tai yra kalendros, petražolių, citrinos, pipirų įvairių ir kitų dalykų.
O šitas variantas tiesiog yra labai paprastas ir patogus. Na ir kol mano steikas toliau šyla, aš iš tų nupjaustytų riebalų gabaliukų pasidarau lydytų jautienos taukų. Tiesiog viską sudedu į ketaus keptuvėlę ir uždengęs su dangčiu ant viryklės tiesiog ant mažos ugnies palaikau, kol viskas ištirps ir po to nugriebiu riebalus tiesiog. Vėliau juos galima panaudoti kepant, pavyzdžiui, kiaušinienę arba kažkur kitur, tikrai labai skanu yra. Na, o mano steikai toliau pamažu šyla ir kadangi gabalai mėsos, aišku, ne vienodo dydžio, tai vieni greičiau sušyla, kiti šiek tiek lėčiau, tai aš dar papildomai matuoju temperatūrą su momentiniu termometru ir nuimu anksčiau kažkuriuos, kurie pasiekė jau tuos 52-53 laipsnius, kitus dar palaikau šiek tiek ilgiau, kad pasiektų irgi reikiamą temperatūrą. Jau nuimtus steikus dedu į indą apvyniotą foliją, kad pailsėtų tiesiog. Priklausomai nuo to, kokio kepimo steiką mėgstat, galima nuimti ir šiek tiek anksčiau, galima ir šiek tiek daugiau pakepti, bet šito gabalo mėsos, tai yra pikanijos, perkepti tikrai nereikėtų. Tai man pačiam patinka toks labiau vidutinis kepimas, kad galutinė temperatūra būtų apie 57 laipsnius, bet nuimu, kai jinai pasiekia apie 52-53 laipsnius, nes dar papildomai pakilsta temperatūra savaime, mėsai ilsintis, kol pasiskirstys ir kartu sultis ir pasieks jinai galutinę temperatūrą. O toliau ruošiu kepsninę tiesioginiam apkepimui steikų ant anglių ir dedu tiesiog groteles tiesiai be jokios sistemos. Jeigu anglis yra gerai įkaitę, tai galima iš karto tą mėsą apkepinėti, jeigu jinai pagulėjo kokią 10 minučių bent jau. Ir reikia žiūrėti tiesiog, kad varvant riebalams tos liepsnos per ilgai nekaitintų mėsos. Kokios kelios sekundės, 5 sekundės yra ok. Jeigu paliksit ir ta liepsna toliau kaitins tą mėsą, tai riebalas degdamas jisai apkarsta. Todėl svarbu daug vartyti, nuolat galima nuimti, jeigu ta liepsna per didelė, bet man patinka tas apkepimas, jisai suteikia papildomai ir skonio, ir dar tekstūros papildomai. O šiuo atveju, kadangi kepam pikanę, tai svarbu yra, kad tas riebalas ir pakankamai būtų iškepęs, nes jeigu jis nebus iškepęs, tai bus tiesiog neskanu valgyti. Apkepus steiką galima jį iš karto ir valgyti, nereikia jam dar papildomai pailsėti, nes jau buvom nuėmę ir palikę, tai dabar iš karto galima ir pjauti. O pjaustyti tokį steiką reikėtų plonesniais gabaliukais ir būtinai skersai skaidulų. Tai kadangi pačius steikus pjausčiau išilgai skaidulų, dabar tiesiog pjaunu skersai. Man toks jautienos uodeginės steikas yra geresnis už bet kokį kitą. Tokia mėsa turi labai daug jautienos skonio, yra sultinga, jeigu būna riebalo to pakankamai, tikrai labai geras yra skonis. Nekartą esu kepęs ir visą gabalą, visą uodeginę. Skonis yra labai panašus, bet šiuo atveju, kadangi kepam kaip steikus, tai yra didesnis plotas, ant kurio pakliūna prieskoniai. Man toks variantas yra šiek tiek geresnis dėl to, kad iškepa vienodžiau. Aš šį kartą panašu laimėjau loterijoje, nes mėsa tikrai labai geros kokybės ir puikaus skonio. Tai tokio steiko seniai nevalgiau. Jeigu nesate bandę šios jautienos dalies kepti kaip steiko, tai labai rekomenduoju pabandyti. Skanaus ir iki kito karto.